protingi žmonės laiką perka, vargšai švaisto, dar kartą kartuoju, protingi laiką perka, nusiperka patirtis, greičiau sutaupo, o vargšai eina, daro, nesiseka, nesigauna, galvoja, kad čia neįmanoma, neišeina padaryti, sušvaisto savo daug laiko, kol kaip mano vienam klientui atsitinka 43 metai, viskas. Testosteronas kritęs, nenori eiti prie moterų ir patikėkit manim, pakeisti įpročius 43 metų vyro labai sudėtinga. Va čia tokiu tavo kaip tavęs, va, tau 22, ne? Taip. Tai va čia pats tas yra. Bet jeigu lauksi, kuo ilgiau lauksi, būsi, tuo bus blogiau, nes tavo įpročiai dedasi. Pradedant nuo laikysenos, baigiant kalbėjimų, greičiu, akių kontaktų, taip toliau, viskas į krūvą. Tai va vyrai, kuo greičiau turite dabar. Dabar žiūri, tai iš karto turi skambint man. Sakyt, na ir jinai nori susitikti, pakalbėti apie mokymus, ar jinai nori pasiimti pilnus mokymus. Kainyną atsiverti. Jeigu nerandi kainynų, parašai man, atsiunčiu kainyną, pasižiūri. Jeigu kokių klausimų yra, tu turi suprast, ką tu perki už tuos pinigus. Nes kitaip tau bus per daug. Bus per brangu kitaip. Tu turi suprast, ką tu perki už tos mokymus. Todėl tau pareiga yra pačių pasiskambinti ir tvarkingai su manimi pašnekėti. Ką tu gauni už tuos pinigus, kokį rezultatą tu nueisi, va. Tai kokį tu rezultatą nueisi, turi su manimi apie tai pasišnekėti. Ir tu įvertisi, ką tu gali geriau nupirkti už tuos daiktus, už tuos pinigus. Kokį daiktą gali geriau nupirkti, ar paslaugą, kito. Ir pats įsivertinę ant lapų susirašai ir matai, kad iš tikrųjų geriau tu nieko negali nupirkti. O galbūt gali. Aš nežinau, tu pats žinai. Mano užduotis tau paaiškinti, kokį rezultatą aš galiu nuvesti, parodyti tau, pasakyti, kiek kainuos, o ten tavo yra apsisprendimas įspręsti. Už tu tuos pinigus leisi ant šitų mokymų ar leisi pirkdamas kažką kitą.